Labas atvykęs į rubriką Investuojam, kur kiekvieną mėnesį dalinuosi vienu iš savo investicinių portfelių ir daromis investicijomis. Praeitą mėnesį jūsų sekančių šį portfelį buvo 106, o šį mėnesį jau 165. Džiaugiuosi, kad investuojančių gretos didėja. Tai yra vienas rizikingiausių mano investicinių portfelių, bet tuo pačiu ir generuojantis vieną aukščiausių investicinių grąžų. Nors pats esu ilgalaikis investuotojas ir mano visi portfeliai yra orientuoti į ilgalaikį investavimą ir į ilgalaikę investicinę grąžą ir maždaug 10–15% investicinį vidurkį, su šiuo portfeliu siekiu greitesnės investicinės grąžos per trumpesnį laikotarpį dividendų pavidalu. Jeigu taip ir toliau metus turėčiau užbaigti su 20–30% metinė grąža iš gautų išmokų. Kitą mano portfelį galite sekti finansiškai raštingi kanale rubrikoje Pociūnas investuoja. Ten aš taipogi kiekvieną mėnesį investuoju, tik portfelis susideda iš pavienių kompanijų, kurios moka dividendus ir šiai dienai jau yra uždirbęs daugiau nei 30% investicinę grąžą be gautų dividendų. Taigi užmeskime akį mano portfelį, kur iš pirmo žvilgsnio galėtume pamatyti, kad turime per visą laikotarpį minus $600, kas yra nefaina, bet kaip ir sakiau, šito portfelio esmė yra gauti dividendus ir generuoti gan aukštą dividendinį pajamingumą kiekvieną mėnesį. Nors investuoti yra tik apie €10,000, bet nuo gegužės mėnesio aš jau esu gavęs virš $1,100 dividendų. O vien per Liepos mėnesį pasižiūrėkime, kiek yra gautų dividendų. Vien per Liepos mėnesį yra gauta net 425 beveik doleriai dividendų per mėnesį. Taip kad žiūrėsim, kaip seksis toliau. Aš manau, kad metus tikrai turėčiau uždaryti su daugiau nei 20–25% metiniu pajamingumu. Kaip seksis, sekite portfelį ir pamatysit, kiekvieną kartą gausit visus notificationus, kad ir ką aš darau, per kur parduodu savo portfelį. Pagal paskutinį mėnesį, kaip matote, portfelis generuoja daugiau nei 40% investicinę grąžą, jeigu aišku viskas tęstųsi taip, kaip yra. Aš manau, kad turėtų šiek tiek pakristi, bet vis tiek tai yra tikrai kosminė investicinė grąža, jeigu mes kalbam apie trumpą laikotarpį. Nuo šiandien to pačiu norim pristatyti du įdomius ETF-us. Pirmasis yra SVOL, tai yra biržoje prekiaujamas fondas, kurio tikslas uždirbti pelną iš rinkos kintamumo, tai yra volatility. Trumpai tariant, SVOL siekia pasinaudoti rinkos nepastovumu, konkrečiai VIX indeksų ir jo ateities sandoriais, kad gautų grąžą investuotojams. SVOL veikia kitaip nei įprastos akcijos ar obligacijos. Įsivaizduokite, kad SVOL yra kaip savotiškas loterijos bilietas, tik su geresnėm galimybėmis laimėti. Štai kaip tai veikia. Akcijų rinka dažniausiai būna rami kaip graži diena parke. SVOL parduoda bilietų žmonėms, kurie bijo, kad gali užeiti audra. Tai yra rinkos nuosmukis, rinkos nepastovumas. Jei audros nevyksta, o tai būna dažniausiai, SVOL pasilieka pinigus už tuos bilietus savo. Šios pinigus SVOL žinoma išdalina investuotojams kaip pajamas. Taigi investuojant į SVOL jūs galite gauti reguliarias išmokas net kai akcijų kainos nekyla. Ir tai yra visiškai kitoks būdas uždirbti nei tradicinės investicijos. Bet žinoma, svarbu atminti, kad kartais tos audros vis dėlto ateina ir tada SVOL gali patirti nuostolių. Tai nėra saugus investavimas ir tai yra tikrai aukšta rizika, bet ir tuo pačiu galimybė uždirbti. Kalbant apie dividendus, tai SVOL jos moka kiekvieną mėnesį. Kaina šiai dienai yra apie $22 už vienetą ir SVOL pasižymi gan aukštų dividendinių pelningumų lyginant su daugeliu kitų ETF-ų. Šiai dienai pelningumas yra apie 16%. Žinoma, šis pelningumas nėra garantuotas ir gali keistis. Apie kitą ETF-ą jau esu kažkada jums šiek tiek pasakojęs, bet noriu išsiplėsti šiek tiek daugiau. Tai yra KONI YieldMax Coin Option Income Strategy ETF-as. Pamėginsiu apie KONI papasakoti paprastą žmonių kalbą. Įsivaizduokite, kad KONI yra kaip savotiškas pinigų spausdinimo aparatas, kuris veikia Coinbase Coin akcijų rinkoje. Vietoj to, kad tiesiog pirktų Coinbase akcijas, KONI žaidžia gudrų žaidimą su opcionais. Šis ETF-as tarsi nuomoja Coinbase akcijas kitiems investuotojams, imdamas už tai mokestį. Tas mokestis virsta reguliariomis išmokomis jums investuotojams. Kuo KONI skiriasi nuo įprastų akcijų ir ETF-ų? Tuo, kad jis siekia mokėti didelės mėnesinės išmokas, o ne tik kartą per ketvirtį kaip daugelis kitų. Tuo pačiu, net jeigu Coinbase akcijos nekyla, jūs vis tiek galite gauti pajamas. Tuo pačiu tai yra įdomesnė investicija nei tiesiog nusipirk ir laikyk. Jūs tarsi tampate Coinbase akcijų nuomotojų, o ne tik savininkų. Bet vėlgi labai svarbu paminėti, jei Coinbase akcijos smarkiai kris, KONI taip pat gali patirti ženklių nuostolių. Nors KONI skamba patraukliai, ši strategija yra ženkliai sudėtingesnė nei paprastas akcijų pirkimas. Žinau, kad skamba neįtikėtinai, bet KONI metiniai išmokėjimai gali siekti net 100%. Kaina už vienetą šiai dienai yra apie $19. Taigi KONI yra tarsi jaudintis atrakcionas investicijų parke. Jis gali būti linksmesnis ir potencialiai pelningesnis nei įprastos investicijos, bet taip pat ir ženkliai rizikingesnis. Taigi, jeigu norite ne tik investuoti, bet ir žaisti žaidimą kriptovaliutų rinkoje, KONI gali būti jūsų bilietas į šį jaudinti, bet tikrai rizikingą nuotykį. Nu, o aš persivesiu pinigų į savo investicinę sąskaitą, atsidarome saugumo sesiją, taip, į 56
ir pervesim 1500 eurų, suinvestuosime. Paspausiu prekybą, matom 1500 eurų atkeliavo į mano šitą sąskaitą, dolerių dar turim 400, bet įsikeiskime, nupirkime 1500 dolerių. Ką sąskaita papildyta, pinigai konvertuoti į dolerius, beliko juos suinvestuoti. O kaip atrodo mano pozicijos ir apskritai visas portfelis, visą tai galite pamatyti užsiprenumeravus visiškai nemokamai Freedom24 brokerė. Kaip tai padaryti, visas reikalingas nuorodas rasite šio video aprašyme ir komentarų sekcijoje. Kaip jau minėjau, portfelio sekėjai kiekvieną kartą, kai tik aš kažką darysiu savo portfelį, pirksiu ar parduosiu, gaus detalius email laiškus su kiekvienu mano daromu žingsniu. Ką pirkau, kiek pirkau ir už kiek pirkau. Na ir pabaigai nepamiršk, jog investavimas yra susijęs su rizika ir šis video yra edukacinio pobūdžio ir tai nėra jokia investavimo rekomendacija. Kiekvieną sprendimus turime priimti savarankiškai arba pasitarę su konsultantais individualiai. Investuojant pinigus labai svarbu juos paskirsti per skirtingas turto klases, valiutas, sektorius ir geografiją, taip rizika patirti minusą bus minimizuota. Ačiū tau, kad tobulėjai ir mokaisi ir sėkmės investavimo kelionė. O kad prisidėčiau prie tavo sėkmės, paspausk subscribe mygtuką, kad nepraleistum naujų mano video. Pasimatom juose. Iki susitikimo.